Taigi aš pastoviai kalbėjau apie tvarką. Vėlgi čia yra apsisprendimas jūsų, ar pasitvirtinti daug tvarkų. Vėlgi nuo mokyklos priklauso, kaip mokykloje atrodo patogiau. Pavyzdžiui, turto investavimo tvarka kaip atskira, automobilių naudojimo tvarka kaip atskira. Arba turėtų vieną išsame didelę turto, suprantant ir lėšų, tai lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarka. Tai yra ir ten reguliuojant, sakykime, ir bendrasios nuostatas, ir organų kompetencijas ir visas procedūras, kaip darbuotojas eina pas valdymo organus, kokią informaciją privalo pateikti ir panašiai. Toliau turėtų būti sureguliuotos tam tikro specifinio turto valdymo, naudojimo, disponavimo tvarka. Na, kaip sakau, automobiliai jie savaime reikalauja, kad būtų atskirai tam tikras reguliuojamas bibliotekos, laboratorijos, turtinės teisės, ta prasme, kai jūs turite kitų juridinių asmenų tam tikras dalis, ne? Aš kiek žinau, yra tam tikra problema dėl dabartinių bendrabučių ir panašiai, kadangi dažniausiai valdo viešosios įstaigos, ne? Ir kiek žinau, irgi jau ten, kur yra padaryti pertvarkymai, arba bent jau buvo priimti statutai ir priimti atitinkamai Seimo nutarimas ir vyriausybės nutarimas, nebuvo išspręsta tų teisių perdavimo tvarka. Kaip ir lygiai taip pat nebuvo išspręstas klausimas tų lėšų, kurias jūs turėjote pertvarkymo metu sąskaitoje, ne? Tai labai siūlytina šitos klausimus įsispręsti atitinkamuose Seimo ir vyriausybės nutarimuose, kad po to nebūtų neaiškumų ir kad nereikėtų išvedžioto, tai kaip vis tik jūs valdot tą turtą, ne? Čia geriausia būtų, kad aiškiai fiksuota, kad jūs valdot nuosavybės teise, tam tikras lėšas čia gal po tam tikrų diskusijų sutiktų taip numatyti, na, o tas teises irgi, kad jos būtų investuotos į mūsų mokyklą. Aišku, vėlgi, kaip sakiau, gali turto investavimo visa ta tvarka, šitoj tvarkoje galėtų būti paramos teikimas, toliau patikėjimo teise valdomo turto valdymo, naudojimo, disponavimo tvarka, lėšų valdymo, tvarkymo ir naudojimo tvarka, na, turto apskaitos elementai, čia gali būti ir atskaitomybės procedūrų numatymas, aišku, atskaitomybės klausimus jiems galite turėti numatyti, turėti ir atskirą tvarką. Tais atvejais, jeigu vis tik galvojat, kad tam tikrom sutartim reikėtų, kad pritartų taryba, kaip sakiau, siūlyčiau tą padaryti statute ir atitinkamai tvarkoje, galima pasigalvoti, gal ne visais atvejais numatyti statute pačius pagrindinius, po to tvarkoje dar detalizuoti. Na ir taip pat galvojant apie tai, kokiom sutartim reikėtų pritarimo, tai reikėtų čia tai sutarties rūšį ir pobūdį. Pavyzdžiui, jungtinės veiklos sutartis jau savaime, aišku, yra tokia rizikos sutartis visais aspektais, tai tada geriausia būtų, kad tokiom sutartim vis tik tai būtų pritarimas tarybos, ne? Jūs ir ypač šiuo atveju rektoriui, direktoriui ypatingai turėtų būti svarbu, kad apsaugotų save, kad, na, kuo mažiau tų diskusijų, arba bent jau atsakomybės ribojimas būtų. Toliau sutarties suma gali lemti, suma priklauso labai nuo mokyklos, kiekvienas skirtingai, ne? Na, kokios sutarties šalis, jeigu einant jau į santykius su privačiais subjektais, jeigu universitetas, ten universitetas kolegija ir panašiai, tai be abejonės čia jau mažesnis tas dėmesys, bet jeigu jau su privačiais, tai irgi galbūt nepriklausomai nuo sumos galėtume atsakyti, kad taryba vis tik pritaikė tokiam sandoriui, ne? Na, vėlgi, ką aš jau sakiau, išsipešti aiškesnes sąlygas su Švietimo ir Mokslo ministerija dėl patikėjimo sutarties.